Būna kelios problemos. Būna per maža krūtinė, per didelė krūtinė ir būna nuvytusi krūtinė arba tokia nusvirusi, ne? Per maža krūtinė. Per maža. Man aš nežinau. Tai yra 3, sakykime, rūšis implantų, kuriuos galima legaliai pirkti Lietuvoje, kurie yra patvirtinti Europos Sąjungoje ir juos visus 3 mes galime implantuoti. Asmeniškai bet tai čia yra mano nuomonė tokia, tai aš daugiau dirbu su silikoniniais implantais. Žinoma, neturiu jokios reikšmės man kokį dėti kaip gydytoja, ar vandeniu, ar fiziologinių tirpalų užpildoma, ar silikono, ar hidrogeno. Techniškai tai praktiškai yra beveik tas pats. Vis dėlto, kaip ten bebūtų gerai su vandeniniais implantais, vandeniniai implantai yra trečdalį kietesni už silikoną. Silikonas yra tiesiog natūralesnis. Vien silikonas jisai gali būti labai kietas, jis gali būti kaip kisielius minkštas, jis gali būti kaip želė, toks drebučių. Ta prasme, gali būti įvairiausių konsistencijų. Tai yra parenkama tokia konsistencija, kuri atitiktų praktiškai vos ne idealiai pačios krūties liaukos konsistenciją.